Labadiena, pradedame sveikatos patarimų laidą Sveikatos IQ. Aš esu Toma Kumžienė, laidos vedėja ir šiandien kalbėsime apie nemigą, apie miego sutrikimus, ir bandysime atskleisti tiek rytų medicinos, tiek tradicinį vakarų medicinos požiūrį ir kalbinsiu Eglę Aukškalnienę, kuri yra psichologė ir taip pat korėjiečių sveikatos mokymo, rytų sveikatos mokymo Kuksando specialistė. Labadiena, Egle. Labadiena, Toma. Ačiū, kad atvykote į laidą. Rytuose sakoma, kad nemigą sukelia nesustojamai zujančios mintis, galvoje per dieną susikaupusios mintis. Ką apie nemigą sako vakarų mokslas, vakarų psichologija? Turbūt, kalbant apie nemigą ir ar gerą miegą, mes turėtume suprasti, kas tai yra. Kas yra geras miegas? Tai greičiausiai tai būtų 3 dedamosios, kai yra lengva užmigti ir pavyksta greitai užmigti, gali žmogus išmiegoti visą naktį ir nepabusti. Ir taip pat gali atsikelti ryte pailsėjęs, energingas ir žvalus po 7-9 valandų miego. Tai galim sakyti, kad tada yra geras miegas. Jeigu bent viena iš šitų dalių sutrinka, jau žmogus patiria tam tikrą diskomfortą. Ir iš tikrųjų netgi atsiranda tokie dalykai kaip baimė eiti miegoti, baimė, kad aš neužmigsiu vėl, neišmiegosiu, atsikelsiu pavargęs. Tai kalbant apie tas priežastis, tai turbūt atsispiriant į šitas 3 minėtas sunkumus, galima ir būtų išskirti tas priežastis. Kokios yra, ar jos yra daugiau ateinančios iš aplinkos, ar ateinančios iš fiziologijos, ar ateinančios iš emocijų. Tai tų priežasčių gali būti labai įvairių. Turbūt galima išskirti tokias kaip sveikatos sutrikimus, kurie sukelia nemigą, tarkim, lėtinio streso sindromas, jisai keliauja ir su miego sutrikimais, taip pat depresija gali kažkiek eiti kartu su miego sutrikimais. Tačiau šiandien turbūt norėtųsi paminėti tokius aktualiausių šiandienoj miego sutrikimo tas priežastis, tai būtų tokias kaip ir elektroninė nemiga, ką išskiria ir kalba specialistai. Taip pat, tai priežastis gal būtų elektroninė nemiga, tai turiu omeny, kad labai daug praleidžiam prie įrenginių, juos nešamės į lovą, laikom šalia lovos, naktį atsikėlę mes tą telefoną taip pat patikrinam, ar kažkas neparašė ir kažkas svarbaus neįvyko. Ir tai sukelia taip pat tam tikrus išbalansavimus mūsų miego ritme. Tai sukelia tokį vėlgi tą patį minčių srautą, ar ne? Kada mes jau atrodo vos nurimom ir vėl tas telefonas užsidegė šviesa ir vėl mintis sugrįžo atgal. Taip. Ir iš tikrųjų ir informacijos srautas, kurio smegenys negali doroti beribio kiekio ir lygiai taip pačiai sukelia mintis, kurios užsisuka, o tam, kad jas nuraminti, reikia jau įgūdžio, reikia mokėti. Turbūt dar vienas iš šiuolaikinio žmogaus nemigos atsiradimo priežasčių būtų tas siekis būti ypatingai efektyviu ir netgi kartais tai daryti miego sąskaitą, riboti miegą, riboti miegojimo laiką, tam, kad padaryti tam tikrus darbus, kad atlikti užduotis, kad neatsilikti nuo kitų, nes tempas yra beprotiškai didelis. Žmonės visi ieško, kaip aš galiu būti efektyvesnis ir neretai būna nusprendžiama, kad tai aš padarysiu miego sąskaitą, galbūt galiu mažiau miegoti, o daugiau nuveikti. Ir tada išsibalansuoja vėlgi ritmas, išsibalansuoja hormoninė sistema, kas vėlgi atveda į dar kitus sutrikimus, įskaitant ir nemigą. Ir žmogus patiria sunkumus toje dalyje, kuri atrodo yra tokia natūrali miegas. Žmonės, kurie yra neišsimiegoję, pavargę, jie labiau būna irzlesni, dažniau turbūt pyktis sprogsta, prasiveržia, ar ne? Ir aš įsivaizduoju, kad turbūt ir ateina žmonės, kreipiasi pagalbos į psichologą,
dėl nerimo, dėl kažkokių depresijų, ar gali būti čia toks irgi kaip višta ir kiaušinis, kad būtent ta nemiga ir nuovargis išprovokavo, sakykime, tos nerimo sutrikimus? Iš tikrųjų, nagrinėjant, kas pirmiau atsirado ir kas vyksta žmogaus gyvenime, turbūt ir atsispiriam nuo to, kas šiandien jūsų gyvenime, jūsų aplinkoje vyksta. Ir užsiminėt apie emocijas ir apie tą pyktį, nuovargį, kitus dalykus, kurie irgi gali šaukti nemigą. Tai turbūt aš, kalbant apie emocinį tą foną, jisai labai svarbus yra visos dienos eigoje. Kaip mes jaučiamės, kaip mes su tuo tvarkomės, kokie mes grįžtam vakare. Ir tai nėra pasiekmė kažkokio mažo įvykio, tai yra tiesiog visos dienotvarkės, viso ritmo neturėjimas. Tai turbūt teisinga sakyti, kad miegui mes turim pradėti ruoštis ryte, tai jau keldamės iš lovos. Iš tikrųjų tai taip. Galbūt kalbant apie miegą, norėtųsi akcentą tokį uždėti, kad tai yra dienotvarkės dalis, tai yra rutinos dalis, tai yra mūsų įprasto ritmo dalis. Tai nėra kažkas, ką mes įdedam arba ką galim sumažinti, pastumti arba netgi neturėti. Tai netgi ir ryte, turbūt po miego, ką svarbiausia atsibusti, svarbiausia nešokti iš lovos, svarbiausia turėti tą ritmą, kada aš atsibundu, kada aš keliuosi, nes jeigu aš įprastos savaitės dienomis keliuosi 7 ar pusę 7, o savaitgaliais miegu iki vidurdienio, vėlgi mūsų kūnas nesupranta, koks yra tas tikrasis ritmas. Tai nuo ryto rutinos taip pat labai daug priklauso. Kitas dalykas, vėlgi galim pažiūrėti į gyvūnus, jau esam apie tai kalbėję, kaip gyvūnai keliasi, kaip jie pakyla iš guolio, kaip jie pakyla nuo savo sofos, kurioje miega, lėtai, iš lėto, suvokiant, kad jau diena ir turbūt mes galime iš to mokytis. Taip pat mūsų dienos ritmą ir rutiną sudėlioja ir diena, kada jinai prasideda, mes galim žiūrėti į dienos ritmus, į vadinamąjį natūralų laikrodį, į cirkadinius ritmus. Tai taip nuo ryto mes pradedam dėlioti savo visą dieną, dėlioti savo veiklą, dėlioti savo patyrimus, jų apdirbimą ir tada jau nuo to ir priklauso vakaro rutina ir taip, kaip mes miegosim ir taip, kaip mums pavyks užmigti ir išmiegoti visą naktį. Užsiminėt apie gyvūnus. Jie keliasi lėtai, ramiai ir jie labai daug gražosi, labai išjudina visą kūną. Kaip jūs siejat judesį ir nemigą? Ar čia irgi galima vesti kažkokią sąsają, jeigu žmogus yra visiškai sustingęs ir nejudrus? Iš tikrųjų, apie judesį turbūt nėra diskusijos, kad jisai yra būtinas. Tiek ir moksliniai straipsniai sako, kad judesys yra viena iš tų sudedamų, arba galima sakyti, tų didžiųjų dramblių, ant kurių stovi mūsų sveikata. Tai yra ir judesys, ir mityba, ir emocinė higiena. Tai diskusijos nėra, kad judėjimas yra būtinas. Ja? Galbūt iššūkis yra šiuolaikiniam žmogui, koks tas judesys turėtų būti. Ar jisai turėtų būti ateinantis iš paskutinio mados šauksmo kažkokio, kur judėti ir kaip judėti. Ar jisai turėtų būti labiau sąmoningas, suvoktas, kas tinka man, kokio to judesio aš noriu. Ir greičiausiai prasidėjus visą dieną ofise prie kompiuterio ir einant po to į labai intensyvę treniruotę, kur kūnas vėl gauna kitokio krūvio. Vėl gauna streso. Iššūkio. Jisai vėl negeba suprasti, kodėl čia turėjau sėdėti sustingęs, o staiga turiu labai stipriai adaptuotis prie didelio fizinio krūvio. Tai judesys yra būtinas, bet antras būtinas toksai šauktukas, kad tas judesys turėtų būti apgalvotas, sąmoningas ir pritaikytas savo. Kodėl tai dar yra svarbu? Per judesį mes išveikiam įtampas. Mes išveikiam įtampas, blokus, kažkokius sąstingius.
Tai yra ir atsipalaidavimas, tuo pačiu ir energijos generavimas. Taip, kaip rytuose sako, kad užtikrinti energijos tiekmę, ar ne, mes turime išjudinti sąnarius, atpalaiduoti raumenis. Taip, tai lygiai taip pačiai kalba ir šiuolaikinis mokslas, kuris sako, kad tai yra būtina sudedamoji dalis. Vakare turbūt daugelis žmonių man pritars, kad tos emocijos, ypač jeigu kažkokia nesėkmė diena atsitiko, ar ilgalaikės kažkokios nesėkmės, stresas, aišku, užmigti neišeina, tos mintis sukasi. Kokius patarimus duotumėt žmogui, kaip nuraminti tą emociją? Čia būtų iš tiesų labai įdomu išgirsti galbūt ir tą vakarietišką kažkokį psichologo patarimą ir patarimą iš rytų. Ar jūs taikot rytų, pavyzdžiui, patarimus savo psichologijos darbe? Iš tikrųjų, dirbant su žmonėm, aš dažnai klausiu, kaip atrodo jūsų diena, kaip atrodo jūsų vakaras, kaip atrodo rutina grįžus po darbų. Ir iš tikrųjų žmonės dažnai nustemba, kad taip kaip išeina, atrodo tas vakaras, taip kaip išeina, grįžus namo susitvarkau, pasidarau darbus ir vėl skuba, vėl nėra fiksavimo, kad dabar aš ilsiuosi, dabar aš skaitau knygą, dabar aš vakarieniauju, dabar aš būnu su savo artimaisiais. Tai iš tikrųjų yra irgi iššūkis, atrodo, tokio paprasto dalyko. Kas padėtų žmogui nurimti vakare, tai vėlgi ta turbūt rutina. Gal tas žodis toksai jisai nuobodus kartais atrodo. Ir sako, kad tada nebelieka tarsi kūrybiškumo ir improvizacijos. Mes galim tai vadinti kažkokiu dienotvarkę arba žinojimu arba stabilumo, jeigu nepatinka rutina. Bet jinai turėtų būti, jinai suteikia kažkokios ramybės, žinojimo. Saugumo, netgi ir vaikams. Psichologai sako, kad žinojimas ir rutininiai dalykai, jie duoda tą saugumą ir stabilumą. Tai suaugusiam lygiai taip pat. Vakarinis nusiraminimas, kuo jis galėtų būti ypatingas, turbūt aš akcentuočiau tai, kas man malonu ir kas man padeda susitelkti. Jeigu man nėra malonus pokalbis su kaimynais, tai greičiausiai aš tą vengsiu daryti, nes vėl sukils emocijos, vėl sukils kažkokie jausmai, o vakare jau mes ruošiamės miegui, jau mes slopinam save, savo kūną, slopinam gerąją prasme. Tai greičiausiai aš čia noriu apie kvėpavimą sugrįžti ir kvėpavimą ir kaip jisai gali padėti tiek ryte, tiek vakare, ne? Kvėpavimas, kad kaip pagalba nurimti, ar ne? Taip, kaip pagalba nurimti. Ir daug yra kalbama apie tą kvėpavimo stebėjimą. Ne? Daugiau galbūt aš sakyčiau apie kvėpavimo pajautimą. Kaip jisai vyksta, mano kūne, kurioje vietoje. Ir tai yra labai daug paprastų patarimų, kur per minutę laiko mes galim pagauti, kaip aš kvėpuoju, kas vyksta mano kūne. Tiesiog įsijausti į tai, kur tas oras tarsi teka. Kur oras teka arba kuri kūno dalis kilnojasi man įkvepiant. Nes iš tikrųjų tai kvėpavimas yra informacija mūsų smegenims, kas vyksta aplinkoje. Jeigu taip paprastai kalbant, ne? Nes mūsų kvėpavimas dažnėja, tarkim dabar kalbant prieš kamerą, šiek tiek kvėpavimas dažnesnis, jisai pakilęs, aš galiu pastebėti, kad greičiausiai jaudinuosi. Ne? Ką man reikia daryti? Man reikia ilginti iškvėpimą, raminti kvėpavimą, ne? Daryti to lygesnį. Tai kvėpavimas turbūt yra vienas iš tų labai paprastų būdų, kuriais gali pasinaudoti kiekvienas, kuris gali kvėpuoti. O kiekvienam išeina taip išsyk nuraminti tą kvėpavimą? Ar tai vis dėlto yra kažkokios specialios pamokos, ar žmogus turi mokytis? Nes taip atrodo kartais, ką jūs čia kalbate, mesgi visi mokam kvėpuoti. Iš tikrųjų įdomu yra tai, kad kalbant su žmonėmis ir paklausus, kaip jūs kvėpuojat, žmogus sako paprastai, kaip ir visi, ne? Bet jeigu pradedam stebėti, pradedam žiūrėti, tada sako, neišeina, aš kitaip nemoku, kvėpuoju krūtinę, kvėpuoju dažnai, arba netgi paprašius, kad įkvėpkite giliau, žmogui
tai nepavyksta, nes tai yra įpročio dalykas. Esu įpratęs būti stresiniam režime ir kvėpuoti daug dažnai. Tai to iš tikrųjų reikėtų mokytis. Galbūt net nemokytis, o prisiminti, kaip kvėpuoti, nes mes visi tą mokėjome, ne? Ir turbūt ir jūs pritarsit ir patvirtinsit, kad tas pirminis vaiko kvėpavimas, kūdikio kvėpavimas jį visi turėjom. Taip, ir jis ilgainiui pakyla ir tie rytų mokymai, kaip Kuksandoja, turi labai aiškius pamokymus, kaip tą kvėpavimą nuraminti. Kaip nuraminti, kuris turėtų vykti, kaip galiu identifikuoti, kad jau nurimau, ne, kad kūnas atsipalaidavo. Tai iš tikrųjų tas atsakymas, ar pavyksta kiekvienam iš karto, turbūt ne. Ar gali to išmokti kiekvienas? Taip, tik tai laiko klausimas, kiek tai užtrunka. Kitas turbūt, galbūt čia toks pratimas būtų netgi padedantis nurimti, tai yra stebėti savo aplinką. Ir vakare galima tiesiog pasižiūrėti, kokie daiktai, dalykai mano aplinkoje man padeda jaustis ramiau. Galbūt tai yra katinas, šalia sėdintis, galbūt mėgstamas, mylimas paveikslas, galbūt vaizdas pro langą. Tai ten, kur mes nukreipsim dėmesį, kur mums padeda nusiraminti, susitelkti, mes tą rezultatą ir turėsim. Tai tiesiog aš kviečiu žmonės paieškoti savo aplinkoje tų dalykų, kurie padės nusiraminti, susitelkti, atsipalaiduoti. Tai tokie paprasti, netgi maži dalykai, jie gali jau padėti jaustis geriau. Ką jūs patartumėt žmogui, kuris grįžęs vakare po darbo dienos, aišku, jisai turi neišspręstų problemų ir namie. Ir kas yra geriau, ar nukelti problemas kitai dienai, ar jas spręsti vakare, rizikuojant, kad tos emocijos vėl sukils ir vėl miegas bus labai nekoks? Kaip jūs ir paminėjot, kiekvienas sprendimas, aiškinimasis kažkokia konfliktų, įsižiebimai, jie sukelia emocijas. Mes vėl užkuriam savo organizmą veikti tam tikro, galima sakyti, streso režime. Tai vėlgi turbūt atsakymas, ar tą reikia daryti ar ne, tai turėtų nuspręsti pats žmogus. Ar eiti spręsti tam, kuris nemoka tų emocijų valdyti, negali jų vardinti, negali atliepti savo pašnekovo, tai greičiausiai ne, greičiausiai reikėtų leisti ateiti rytui ir, kaip sako, rytas protingesnis už vakarą. Kitas dalykas, yra žmonių, kurie vengia spręsti tam tikrus dalykus ir tada vėlgi sukyla nerimas, ne? Aš atidėlioju, kaupiu, atidėlioju rytui, tada atidėlioju vakarui, tada vėl rytui. Tai turbūt tai labai individualu, kokia tai yra situacija. Bet iš esmės, tas problemų sprendimas, santykių aiškinimasis vakare, jisai mums vėlgi sukels organizme kažkokia neigiama reakcija. Neigiama reakcija, intensyvumą ir tai greičiausiai vėlgi bus sunku užmigti. Žmonės dažnai ir rytojaus problemas jau pradeda gromuluoti iš vakaro ir tas irgi paskui neleidžia susikaupti. Ar geras sprendimas yra tas problemas išrašyti popieriui? Planus rytojaus, problemas, viską palikti, kad nebesisuktų galvoje. Turbūt rašymas yra ir dienoraščio pildymas yra irgi vienas iš tų būdų, savipagalbos būdų, kur aš pats galiu padėti savo nurimti. Tai kalbant apie išrašymą emocijų, tai labai veikia, ne? Lygiai taip pačiai, kaip užsiminėt, ar padeda susirašymas tam tikrų dalykų, kuriuos turiu atsiminti ryte, tai be abejo mes atlaisvinam vietos savo galvoje. Nusodinam tai į lapą. Nebebus, kad prabudus naktis, taiga prisiminsi kažkokį dalyką ir pulsi jį užsirašinėti. Ypač kai baisu pamiršti, ne? Tai taip mes atlaisvinam vietos, galima taip sakyti, savo galvoje. Kitas momentas, kai mes užrašom, mums dalykai atrodo kitaip šiek tiek, ne? Kai mes įžodinam, nuguldom popieriuje, tai vėlgi
tai vėlgi keičiasi ir mūsų galvoje. Šitoje vietoje turbūt aš gal norėčiau apie tokį kaip dienoraščio pildymą plačiau pakalbėti. Daugam dienoraštis atrodo sudėtingas dalykas, kad tai reikia rašyti kiekvieną dieną, tai užima laiko, turėsiu skirti ir laiko, ir erdvės, ir ką ten rašyti. Ir ką ten rašyti, ir aš nemoku rašyti. Ne? Tai greičiausiai mes galim patys save atpalaiduoti nuo tų stereotipų. Ne? Galim rašyti tada, kada mums norisi, galim rašyti kas antrą dieną, galim rašyti kas kelias dienas, bet tiesiog tai daryti kaip savipagalbos priemonę naudojant. Ne? Šioje vietoje labai svarbus akcentas, kad ekspresyvus rašymas ir to, kas man ateina tuo metu, yra be galo veikiantis. Nes aš galiu atsisėsti, išrašyti, nėra jokių taisyklių, nebijau suklysti, ne? Galiu išdėlioti tai, kas mano galvoje, mano viduje. Tai galbūt tik tai toks patarimas, kad pasiskirti laiką, kurį mes skiriam tam rašymą, ar tai yra 10 minučių, 15 minučių. Ir kad tai irgi taptų rutina. Kad tai taptų rutina, kuri neslegia, kuri nekelia dar papildomos įtampos. O ilgainiui galbūt ir pradeda kažkokį malonumą kelti atvirkščiai ir neatsipalaidavimą. Tikrai taip. Pasiskirti laiką arba dar vienas iš būdų tiesiog pasimti 3, pavyzdžiui, lapus ir nuspręsti, kad aš juos išrašysiu tiek, kiek man šiandien pavyks. Tai vat atsisėsti ir rašyti tai, kas atkeliauja, kas ateina tuo metu ir leisti mintims lietis, žinant, kad jų niekas neskaitys. Čia yra labai, labai geras momentas. Tai turbūt reziumuojant galime pasakyti, kad išneškite televizorius ir mobiliuosius iš miegamojo, išmokite teisingai kvėpuoti, atiduokite mintis popieriaus lapui ir vakare užsiimkite dalykais, kurie teikia malonumą. Ne, čia turbūt tokie būtų bendri tiek rytų, tiek vakarų patarimai, kurie mano galva tikrai turėtų veikti. Tikrai taip. Kai kurios dalykus mes galim pasidaryti labai paprastai, kaip minėjot, išnešti televizorių, atvesinti kambarį, susitelkti, kad kambarys būtų vėsus, tamsus, be pašalinių trikdžių. Ir kiekvienu atveju turbūt raktas yra tas sąmoningumas, tas stebėjimas, žiūrėjimas, kas man malonu, kas man tinka, kas man kelia stresą. Ir nuo to niekur nepabėgsim. Vis tiek visą laiką reikės sugrįžti tam tikrų būdų į save, į savo pomėgius, į savo mintis, į savo emocijas ir su tuo pabūti. Ačiū, kad dalyvavote laidoje. Laidoje viešėjo Eglė Aukškalnienė, psichologė, korėjietiškos sveikatos mokymo Kuksando specialistė. Na, o mes laida Sveikatos IQ atsisveikiname iki kitos savaitės. Iki pasimatymo.